Kviečiu Latga menų skyriaus vadovę Ingridą Radovič, kuri būtent ir kalbės apie tai, kaip tie klonai, kaip tos kopijos gali būti apsaugomos ir kokie iššūkiai čia yra tame kasdienėme mūsų gyvenime. Ingrida, žodis jums. Tai man sakė labai taupyti laiką, tai aš pabandysiu labai greitai, greičiau negu per 20 minučių, pažiūrėsim, ar man pavyks. Kai mes kalbame apie vaizduojamojo arba vizualaus meno kūrinių apsaugą internete, apsauga nuo ko jos reikia saugoti, kas tiems kūriniams grėsia. Tai grėsia jiems būti neteisėtai išplatintiems, panaudotiems internete. Grėsia jiems, kad kažkokia skaitmeninė medžiaga, tie kūriniai bus panaudoti ir analoginiu būdu, išspausdinti ant komercinių gaminių ir panašiai. Taip pat skaitmeninė erdvė, tie skaitmeniniai kūriniai gali jie būti kaip įkvėpimo šaltinis, arba kaip skaitmeninė erdvė irgi gali būti kaip pardavimų platforma plagiatoriams, meno kūrinių klastotojams. Ir čia beveik privaloma šiandien yra kalbėti apie dirbtinį intelektą, tai pakalbėsiu trumpai ir apie dirbtinio intelekto grėsmę. Tai pradėsiu nuo tos dažniausiai pasitaikančios ir tokios, sakykime, lengviausios grėsmės. Tai yra neteisėtas kūrinių panaudojimas internete. Autorių teisių įstatymas numato, kad kol galioja autoriaus turtinės teisės, bet kokiam autoriaus kūrinio panaudojimui, įskaitant ir jo padarimą viešai prieinamą internete, reikalingas yra autoriaus ir jo įgalioto asmens leidimas. Tai yra autoriaus turtinė teisė, nes čia buvo kalbėta apie turtinės teisės ir neturtinės. Deja, realybė yra kitokia, iš tikrųjų tie naudotojai nesikreipia leidimo, dažniausiai, labai retai kada kreipiasi į autorių leidimo. Labai retai kada kreipiasi ir į Latga leidimo, kai nori internete panaudoti. Jeigu knygose nori naudoti, tai čia jau daugmaž visi žino, kad reikia, bet su internetu, su naujienų portalomis, su įvairių įstaigų, įmonių, interneto svetainėmis, matau, yra atstovė iš kultūros ministerijos, tai netgi kultūros ministerija yra vieną kartą panaudojus kūrinį be autoriaus leidimo socialiniuose tinkluose. Labai greitai išėmė, paskui viskas gerai, neturim priekaištų. Tai va, kodėl taip vyksta, kodėl taip dažnai vyksta toj skaitmeniniai erdvėje, nes vis dar tebe egzistuoja mitas, kad kas yra internete, viską galima naudoti. Tas mitas, nežinau, kada jis išnyks, bet kažkaip visi sako, va, iš interneto paėmiau, taigi čia internete buvo ir tarsi viskas čia turėtų būti tvarkoj. Kitas dar dalykas, kad yra pažeidžiamos ir neturtinės autorių teisės. Diskusija irgi jau buvo tas, kalbėjo Giedrė su Aiste apie neturtinės autorių teises. Tai yra autorystės teisė, teisė į autoriaus vardą ir teisė į kūrinio neliečiamybę, tai labai dažnai pažeidžiama, ypač fotografų teisė į autoriaus vardą. Kad va, čia aš parinkau labai populiarių Lietuvoje naujienų portalų nuorodas, kurias jie skelbia po tam tikrais meno kūriniais, po nuotraukomis, bet tie visi copyrighto ženkliukai, nenurodydami autoriaus. Tai aš tų nuotraukų neįdėjau dėl autorių teisų apribojimų, bet įdėjau tik tai tas nuorodas. Mano mėgstamiausia štai yra copyright asmeninio albumo nuotrauka. Iš tikrųjų nežinau, kokia prasmė čia dėti copyright ženkliuką, ar čia kažkoks yra užpatentuotas asmeninis albumas, toks kažkokia, nežinau, stok svetainė, kur ten reikia kreiptis į juos dėl leidimo. Tai va, tai tokios yra labai dažnai pasitaiko. Ką daryti, kaip autoriams nuo to apsisaugoti, tai labai svarbu yra prevencija. Visą laiką, kai autoriai skelbia savo nuotraukas, savo kažkokius paveikslus, skulptūras, dizaino kūrinius internete, kad jie patys nurodytų savo autorystę, kad jie naudotų copyright ženkliuką. Tai nėra būtina, bet tikrai yra rekomenduojama, kad dėtų tuos perspėjimus, kopijuoti, draudžiama, autoriaus teisės saugomos. Labai gerai, jeigu tas visas copyright ženklas ir autoriaus pavardė yra įkorporuota į tą paveikslę. Labai gerai yra naudoti ir įvairius vandens ženklus, kad paskui negalėtų, kad tiesiog apsunkintų tą sklidimą to paveikslėlio toliau internete. Ir kaip jau šiandien irgi buvo kalbama, kad vartotojai turi labai atidžiai skaityti
interneto svetainių, įvairių pardavimo platformų sąlygas, tai lygiai taip pat ir autoriai turi labai atidžiai skaityti, kur jie ką deda, nes iš tikrųjų jie patalpindami tuos savo kūrinius sutinka su naudojimo sąlygomis ir taip netyčia, nežinodami, nepaskaitę gali tas savo teisės suteikti ne tik tam svetainės administratoriui, bet ir tretiesiams asmenims gali leisti naudoti, modifikuoti tuos kūrinius, gali leisti naudoti tuos kūrinius, platinti be autoriaus pavardės ir panašiai. Tai taip, tai skaitmeninė erdvė iš tikrųjų yra gana problematiška autorių teisų apsaugos požiūrį, nes tikrai suteikia neribotas beveik galimybės tuos kūrinius kopijuoti, platinti, dauginti visame pasaulyje. Bet yra ir pozityvus aspektas, kad turime jau ir skaitmeninių įrankių, kurie leidžia tą neteisėtą panaudojimą aptikti. Tai pavyzdžiui, tokia Google Lens programėlė mes irgi labai dažnai naudojame, kai ieškome kažkokių neteisėtų autoriaus kūrinių panaudojimo atvejų. Patys autoriai labai dažnai įdeda savo ten paveikslėlius, nuotraukas, ypač spaudos fotografai, jie praskenuoja, pasižiūri, kur tos nuotraukos panaudotos buvo. Ir tada, ką jie daro ir ką mes darome ir ką rekomenduojame daryti visiems autoriams, kurių teisės buvo pažeistos, tai fiksuoti pažeidimą pirmiausia, ekrano nuotrauką padaryti, kad matytųsi data, iš kokio svetainė tas paskelbtas paveikslėlis ar nuotrauka. Ir tai susisiekti su turinį paskelbusiu asmeniu ar su interneto svetainės administratoriumi. Ir jau tas savo sąlygas pasakyti. Dažniausiai paprastai būnama tiesiog tas tariamasi dėl turinio pašalinimo, nes čia kažkokias žalas įrodinėti, jeigu ten pabuvo 10 dienų tas kūrinys, neišspausdintas, tiesiog ten buvo viešai skelbiamas, eiti į teismą, bylinėtis dėl žalos, turbūt, kad nelabai verta. Taip, tai kita dar viena grėsmė, kad kai autoriai įkelia savo kūrinius į skaitmeninę erdvę, kažkas gali tuos kūrinius parsisiųsti ir panaudoti, išspausdinant. Ant suvenyrų yra buvę atvejų, ant kažkokių maišelių, marškinėlių, drobėje ir panašiai. Tai irgi, ką reikia daryti, prevencija yra lygiai ta pati, skelbiant nuotraukas, dėti kopiraito ženklą, perspėti, kad naudoti be leidimo draudžiama ir dar svarbu, patartina skelbti tik mažos rezoliucijos tuos savo paveikslėlius, kad negalima būtų ant didelio formato jų įspausdinti. Nors irgi šiais laikais yra techninės priemonės tą rezoliuciją padidinti, bet tiesiog tada jau reikėtų daugiau pastangų tam pažeidėjui. Aišku, tokį panaudojimą yra sunkiau aptikti, kai jis vyksta neskaitmeninėme pasaulyje. Google Lens čia mums jau nebepadeda. Tai dažniausiai aptinkama atsitiktinai arba jeigu būna tas gaminys reklamuojamas kažkur, vėlgi skaitmeninėje erdvėje, tada jau lengviau aptikti. Dar vienas dalykas, kuris pastebėjome, jog skaitmeninėje erdvėje pastaruoju metu pastebimai išaugo toks autorių teisų pažeidimas kaip plagiatai. Kodėl taip atsitiko? Visų pirma, čia matote apibrėžimą, kas yra plagiatas. Tai iš esmės yra kito autoriaus kūrinio, viso ar jo dalies atgaminimas ir patikimas kaip savo. Yra autorystės pasisavinimas, nukopijavimas ir sakymas, va čia man. Kodėl taip atsitiko? Tai irgi vis dar yra tas mitas, kuris, nežinau, jau čia tikrai metai iš metų jisai veikia, kad jeigu aš pakeisiu 15% ar 51% ar galbūt 90%, yra ten įvairūs tie procentai sklando gandai apie tos procentus, tai jeigu aš pakeisiu kito autoriaus kūrinė dalį to kūrinio, tai jis jau bus mano, čia jau nebus plagiatas, nes aš čia irgi įdėjau savo kūrybinių pastangų ir panašiai. Tai taip iš tikrųjų nėra, įstatymė nėra jokio procento numatyta ir Lietuvos teismų praktikoje nėra. Negalima kito asmens kūrinio naudoti be jo leidimo. Tai čia yra tokia taisyklė ir negalima sakyti, kad čia mano, jeigu aš iš tikrųjų pasinaudojau kažkieno kito. Tai pernai Facebook'e susikūrė tokia grupė, keletas entuziastų ją sukūrė, Stop plagiatui ir klastotei. Ir ten pradėjo viešinti daug atvejų, kai menininkai mėgėjai, jie tiesiog
pertapo kažkur internete rastus kūrinius, ar Lietuvos žymių menininkų, ar užsienio menininkų kūrinius, pertapo truputėlį savaip ir platina, pardavinėja, tarsi tai būtų jų originalūs kūriniai. Kodėl taip dabar ta problema suintensyvėjo, tai aišku, visais laikais žmonės mokymosi procese, besimokydami tapyti, piešti, jie kopijuodavo žymių meistrų kūrinius, bet visa tai vykdavo dažniausiai privačioje erdvėje. Tas darbas kažkur būdavo pakabintas kambaryje ir niekas jo nematydavo, išskyrus artimus draugus, giminaičius. Ir viskas, o dabar tie mėgėjai kelia tuos savo kūrinius į socialinius tinklus, jie juos reklamuoja, jie juos pardavinėja, būna, kad net suorganizuoja kokią nedidelę parodą bibliotekoje ir tada sužino, kad taip daryti negalima, labai nustemba, nuliūsta, susigėsta ir taip toliau. Taip, kokia atsakomybė gresia už plagijavimą, tai yra civilinė atsakomybė, žalos ten išieškojimas ir taip toliau, administracinė atsakomybė numatyta ir netgi baudžiamoji atsakomybė yra už autorystės pasisavinimą, bet teismų praktikos tokios tik keletą atvejų turim vizualiuose menuose, tai nelabai autoriai kažkaip stengiasi tos baudžiamą atsakomybę, nelabai siekia tos baudžiamosios atsakomybės. Ir neturėtų labai jau ten jas siekti, nes baudžiamo atsakomybė ultima ratio, nepamirškime, kad tai jau visiškai išnaudojus visas kitas galimybės turėtų būti. Dar norėčiau paneigti vieną mitą apie Latgą. Irgi yra toks mitas ir mes iš tikrųjų labai daug, pernai, kai tik tai ta grupė Facebook susikūrė, labai daug sulaukėm laiškų. Štai čia plagiatas, nustatykit, ar čia plagiatas ir nubauskit tą plagiatorių. Tai visų pirma, Latga ne valstybinė institucija, mes esam nepelno siekianti organizacija, mes atstovaujam tik tai savo narių interesams ir mes kažkokių baudų savavališkai negalime tikrai skirti, nesame įgalioti skirti jokias baudas, taip pat mes nesame įgalioti nustatyti, kad tai yra plagiatas ar ne plagiatas, tik teismas gali nustatyti, mes galim sakyti, kad čia panašu, kad gali būti plagiatas. Ir kadangi plagiatai yra susijęs su autorius neturtinėmis teisėmis, tik pats autorius gali sakyti, kad čia buvo pažeistos mano neturtinės teisės. Tai mes galime tarpininkauti, bet mes negalim vietoje autorius kažkaip spręsti ir persekioti tą pažeidėją. Prie visų tų patarimų autoriams, kuriuos prieš tai vardijau, dėl plagiatų dar yra vienas patarimas, kad turėti užfiksavus savo kūrinio sukūrimo datą. Tam ironiška, bet pasitarnauja ir skaitmeninė erdvė, kur, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose autoriai deda tos savo kūrinius ir tada iš karto matome Instagram, Facebook data, kada tas kūrinys buvo viešai paskelbtas, tai irgi gali būti kaip papildomas įrodymas teisme, kad jau tas autorius tą kūrinį buvo sukūręs tą dieną. Bet čia ne pagrindinis būtų įrodymas, o tik papildomas. Taip, aš čia bandau greitai. Kalbant apie meno kūrinių klastotės, gera žinia yra ta, kad Lietuvoje skaitmeninėje erdvėje meno kūrinių klastotės randame labai retai. Kodėl taip yra? Aš manau, kad tai yra tiesiog, kad meno kūrinių kolekcininkai, jie paprastai nesinaudoja kažkokių nežinomų pardavėjų internete paslaugomis. Jie perka kūrinius iš patikimų rankų, per pažįstamus, tiesiogiai iš autorių perka, iš galerijų, aukcionų, ką mes ir patarėme visiems vartotojams daryti, kad nepirkti iš Skelbiu LT ar Facebook, Instagram, kažkokių nežinomų anoniminių pardavėjų parduodamų kūrinių, kurie greičiausiai gali būti klastotės. Čia yra pavyzdys nuasmeninto vieno skelbimo, kuris buvo pardavinėjamos litografijų klastotės ir buvo visuose socialiniuose tinkluose, Facebook, Instagram, Twitter'y net buvo, Skelbiu buvo įdėta, žodžiu, ir pavyko tam asmeniui parduoti keletą tų litografijų. Kokia yra problema su klastotėmis, kad labai sunku meno kūrinių iš skaitmeninės erdvės jos išimamos labai greitai, ten tą pačią dieną išimamos, jokių problemų nekyla, bet norint nubausti tą klastočių pardavėją,
Praktiškai yra labai sunku, nes reikia ekspertų, kurie pasakys, ar čia klastotė, ar originalas. Teisėsaugos pareigūnams mes pastebėjome, kad trūksta vis dėlto specifinių žinių dėl autorių teisių ir tam tikrų netgi teisinių spragų yra, kur, pavyzdžiui, jeigu ta klastotė yra nepanaši į jokį egzistuojantį autoriaus kūrinį, tada mes jau nebegalime sakyti, kad tai yra neteisėtas atgaminimas. Ir tai yra pardavinėjama su to autoriaus pavardė, tai kažkokios administracinės ar baudžiamosios atsakomybės apart sukčiavimo nelabai galima pritaikyti, nes priešingai negu prekių ženklams, kažkokį prekį autoriaus pavardę aš tarsi ir galiu naudoti, tik jeigu tai nėra užpatentuota kaip prekių ženklas. Tai va, tai yra tokių įvairių spragų. Ir dirbtinis intelektas, čia matote paveikslėlį, tai yra šis paveikslėlis tai yra ArtStation platformoje šiais metais vykęs tos platformos vartotojų protestas prieš dirbtinį intelektą. ArtStation platforma yra platforma, kur dizaineriai, iliustruotojai, jie gali sudėti savo kūrinių portfolio ir jie taip ieško užsakovų. Ir jie reikalavo iš ArtStation platformos administratorių, kad būtų pakeistos taisyklės, kad būtų numatyta, jog draudžiama ten dėti dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį. Kodėlgi tie menininkai taip nemėgsta dirbtinio intelekto, kodėl jie protestuoja? Ne visi, žinoma, didelė dalis naudojasi labai noriai, bet dalis bijo ir nemėgsta ir yra prieš. Kodėl? Nes vienas dalykas, dirbtiniam intelektui apmokyti naudojame autorių kūriniai be autoriaus leidimo. Ir kitas dalykas, aišku, kad tas sugeneruotas kūrinys, kaip čia ir Aistė kalbėjo, kad tas sugeneruotas kūrinys, jis yra pigesnis užsakovam. Jį labai greitai gali gauti, ten per valandą, per sekundę. Tai iš tikrųjų yra patrauklesnis ir tada autoriai, tie tikrieji menininkai, iliustruotojai, dizaineriai, jie gali netekti pajamų. Ir kalbant apie teisinį reglamentavimą, Giedrė jau kalbėjo, kad ES yra svarstomas ir jau greitai bus priimtas tas dirbtinio intelekto aktas, kuris numato tam tikrus skaidrumo reikalavimus. Kalbant apie autorių teises, yra mūsų įstatymai iš 2019 metų direktyvos tokia perkelta tekstų ir duomenų gavybos išimtis, kuri leidžia tekstų ir duomenų gavybos tikslais naudoti autoriaus kūrinius be leidimo, be autorinio atlyginimo, be jokios kompensacijos, bet autoriams paliekama tokia opt-out galimybė, kad jie gali kompiuterio skaitomomis priemonėmis nurodyti, kad jie nesutinka, kad dirbtinis intelektas naudotų apmokymui tuos jų kūrinius. Ir įvairūs čia ginčai vyko ir dar tebevyksta, ar ši išimtis turėtų būti taikoma dirbtiniam intelektui ar ne, bet Europos komisija jau pasisakė, kad taip. Kokios yra problemos, kad iš tikrųjų tas opt-out mechanizmas, jis neveikia ir kol nėra kažkokio standartizuoto to atsisakymo dalyvauti dirbtinio intelekto tose programų apmokymuose, mes negalim tikėtis, kad jeigu autorius savo asmeninėje svetainėje prie savo kūrinių nurodys ar lietuviškai, ar angliškai, kad aš nesutinku, kad dirbtinis intelektas naudotų čia mano kūrinius, kad kažkur Amerikoje kūriamas dirbtinio intelekto įrankis, ten kai jie renka tas visas, tiesiog masiškai ima visą vizualinę medžiagą, milijardus kūrinių iš interneto, kad kažkas ten kažkaip jisai perskaitys tuos visus skirtingus įrašus. Tai tiesiog yra kol kas visiškai neveiksminga tas mechanizmas. Kitas dalykas, kad teisinis reguliavimas skiriasi ir skirsis skirtingose šalyse. JAV, Kinija, ES visos konkuruoja dabar dėl dirbtinio intelekto plėtros ir panašu, kad tos taisyklės iš tikrųjų, jos tikrai nebus vieningos. Ir dar vienas dalykas, kad skaidrumo nebuvimas, mes iš tikrųjų nežinome, kuo tie įrankiai buvo apmokyti. Mes žinome, kokia duomenų bazė buvo naudojama apmokyti Stability AI, bet mes nežinome, kas buvo naudota apmokyti ChatGPT ar Midjourney. Tasai dabar svarstomas dirbtinio intelekto aktas numato bendrą pareigą skaidrumo, kad turėtų būti kažkokia bendra informacija, kas buvo panaudota, bet autoriams, neturi autoriai tokio įrankio ir nepanašu, kad greitai turės, kad pavyzdžiui teisme įrodyti, kad jų kūrinys be jų leidimo buvo panaudotas tam dirbtiniam intelektui apmokyti. Apibendrinant,
Išskyrus dirbtinį intelektą, vizualaus meno kūrinių apsauga internete yra įmanoma ir gali būti veiksminga. Ir labai svarbu yra pačių autorių atsargumas kelbiant kūrinius, aktyvumas ginant savo teises, pirkėjų, vartotojų atsargumas, autorių švietimas, pirkėjų švietimas, teisėsaugos irgi pareigūnų švietimas ir per daug nevėluojantis naujų technologijų teisinis reguliavimas. Ačiū. Aplodismentai Ingridai.